Antra diena. Spain Bridge, Isle of Skye, Stracairn. Nu i viskas, paliekam savu gyvenamos patalpas. Varam į Isle of Skye. Vakar turėjau problemų su mikrofonu, daug turėjau video prisirašęs. Bet kas 15 minučių atsijunginėdavau mikrofonus, tik išjungi kamerą ir mikrofonas išjungs. O kadangi šalin, tai jungti praktiškai neįmanom. Tai šiandien susiradau nustatymus ir pasidariau pilną VSD-inką būti jungts. Tai nebebus tokių problemų. O taip, štai mėgojom prie tokių kalnų Škotijos. Taip, kad mes čia atrodo, štai iš viešbučio važiavom visur saulėt, bet mūsų viešbutis toks tarp kalnų, o visur ant kur tik tą kalnų viršūnės visur skverbas debes. Bus matyti už kalnų, kaip čia bus. Nebus debesuoto labai. Po 10 pajudėjom, kai buvo šalt, bet šitą įvažiuojant tarp miškų, tarp kalnų. Ir viskas, temperatūra nukrito, buvo 12,5 pasirodyti, o beveik 8. Tai taip su vasariniam pirštinėlėm. Kol kas dar nėra šalta, bet jeigu dar pakrais to, kaip dabar pakrentė 7,5, gal jau reikėtų šildymą įsijungti ronken. Novo grožis. Nu jau tas pavasaris. Kaštuona jau žali. Žaida visi jau išsprogė. Faina. Vaizda graži. O, važiaunam tarp kalnų. Vieno pusė saulė, kito debesinta. Iš po kalnų lent. Reik manyt, kad labai nesugės oras, nes bus ganėtina šaltoka. Išėpten antrą pusę kalnų nebuvo vėjų, čia jau matau bangas. Vakar, kai važiavom, visiškai ramiai buvau. Devynos bangelis. Vis dėlto stojau keistis pirštin. Pradėjo šalti pirštą. Nebemalonu buvo važiuoti. Tai biškį pavažiavus kol kas su tom. O paskiau, manau, kad turėtų atšilti vors. Vėl dėsim papam su lengvesnis pirštinėlis. Tai prasidėjo tik antrą dieną, iš tikrųjų širdis džiaugas. Važiuojant šitą kiekvienas posūkis, nežinau, kas bus po to, kaip posūkėlį. Bet koks pakėlėms, nusileidėms, leki ir vis už kiekvieną posūkį atsiver naują vaizdą. Žiauriai gera, patink. Važiaunam ir aiškom dar gražesnių vaizdų. Bet atrodo, kuo tolyn, kuo gilin, tuo vis įspūdingiau viskas. Tai kelio vingia, kels žiauriai geras. Tai nežinau, nebuvau Rumunijoje, bet bus. Tai jeigu sako žmonės, kad tikrai įspūdingas šitas Transfagaršans ir Transalpina, bet labai skundas dėl kelių kokybės.
Tai va čia yra tas momentas, kad turi gerus vaizdus ir gerus kelius. Dabar varom vėl, o tarp kalnų vos negreit kelia. Tobul kelia. Kon tik nusileidom, to šitą kalną. Per ves įvarėm į apačią. Apsisukom ir dabar varom kitą pusę Ops. Sakykit, ko norit, bet čia nuostabu. Vau. Tikra vau. Sakau, kiekviens pasakėlis vis atneš kažkoks naujus vaizdus visišką. Važiuojant krūmą paukštį išlend iš po kažkokio posakį šitą. Turi kalnus priešais, turi ežerą priešais. Toks kažkoks kaip kanjonas, čia sakyčiau. Vau. Super vaizdėlis, pažiūrėkit. Nežinau, neam perteikti iš tikrųjų per kamerą, bet čia ir vau. Vau. Mašinų pradėjo daugėti. Motociklininką pradėjo sveikinti, nes visi praktiškai keliautoja. Apie konšneku. Pasisuk iš šonų, kamata ves kalnyną. Čia tavai tai yra nuo Loch Nessus važiuojant link Isle of Skye. Turėtumėm būti kažkur tai maždaug vidurėje tarp Loch Nessus ir Isle of Skye, nes dar rodo iki Port 3 apie valandą 30. Skye and Loch Alsh. Greit turėtumėm atrod pasiekti tom pagrindinį tiltą ir važiuoti į Isle of Skye. Tai atvykom prie pilies Elian Donian Castle kažkokį tai. Esam pažiūrėti pilį biškį, pasižvalgyti. Ten to. Tokiai tarp kalnų, labai vanduo nusiekis. Einam į vedą. Long cigar, ne? Up in the back. Yeah. I've been working on that. Oh yeah. For this moment. For this moment.
Video filmuot neleid. Aš filmuoju. Video filmuot neleid, tai vien žodžiu net apsinedai žmonės gyvena. Spalvots nuotrauks ir palats. Čia savo basein turi. Basein privatariai. Pažiūrėkim, kaip atrodo baseinas privatus. Sorry. Thank you. Kamurkių pilnus. Čia gal niek neapsakys, kad filmuojam. Nu jau matos Sky Bridge. Reiks mums per to Sky Bridge šitą į to salą persikelti. Čia ir kažkada į laivėlių pasirodo. Ir ten mačiau viens feris buvo, kai važiavom anksčiau, tai matyti ir su feriu gali keltis iš kitos vietos. Nu, čia jau vaizdėlis geras. Vau. O te esam šitą ant Sky Bridge'o. Ženklą prasidėjai dviejom kalbom jau. Labai panašiai tik tą veito C mačiau K, bet ir tokių įdomesnių užvadintų veitovių. Perskaityti biški sunkiai jau yra. Bet šiaip švaria, gražia. Graži veitėlė čia gyventi. Tik aišku, biški kvapėlis toks ir nu tos jūros, nu įlonks. Tai vis dumblė, ypač dabar ir nusiekė labai. Ten vieno veito pažiūrėjau, maždaug te užmečiau akį, galbūt 2-3 metrą nusiekė. Tai šiaip čia manau, kad žmonės tor jūrą savo keim. Gal į niek visai, ne? Nepalieksi 20 mylių per valandą greitis, o dabar jau 30, bet jau išvažinėjom iš miestėlį. Nu, tikrai kažkas kitokį. Tikrai kitokį negu porą su buvęs. Varykit iš ko tai rekomenduoju. Ypač, nežinau, sunku tą pasakyti, kas bus priekį, bet Isle of Sky. Tai jau vien tik pat pradžiau čia. Wow, wow. Tikrai. Įspūdinga atrodo. Įdomesnį gamtą. Atsimint, sakiau apie pradį, kad nudžiūvus kažkokį krūminą, bet čia visai kažkas kita ir, nu, ta prasme, nėra čia tos žalumos dabar kol kas dar, bet visiškai kažkas kitokį. O čia toks, žiūrėkit, tas kalnas toks vos ne ugnikalnis atrodo, nubėgis. Važiuokit, nebūtina su motociklas. Galite važiuoti su kemperės, galite važiuoti su paprastom mašinom. Jeigu gyvent Anglijoje, čia netoli yra atvažiuoti. Išmėgiuoti mačiau kemperių statos pakraščius ir stiklą uždengti. Iš ryt metką važiavau. Turina stiklą uždengti, matos, kad mėgti per naktį, tai turbūt nieks iš čia nevaro. Ir
nežinau, su paprastu mašinom irgi galit kažkur išmėgoti. O jeigu ne, tai čia tų viešbučių irgi nėra taip, kad negalit gauti. Tikrai ir nemaža. Vakar, kai žiūrėjomės, tai čia įsimetėm Google'us. Pilni tų viešbučių. Žodžiu, važiuokite į Škotiją, keliaukite. Įspūdinga. Nu, Verso po kelių lakščio ganos. Žuolika puoso. Datuna, kur matosi didžiausias kalnas, tai kalno papėdė yra miestelis Portree. Laika 6 mylius, 5,5 mylius mums važiuoti. Būsim atvažiavę į Portree. Nežinau, kažkiek gal apžiūrėsim, kas ten yra. Ir keliausim toliau. Nes šitą tik tą Isle of Skye salos vidurys. Maždaug. Mums reikia nusigauti dar iki galo ir po to grįžti. Tai tarp kitko jau būtų gal neblogai pavalgyti. Pirmą valandą. O ten tą miestelį gal kažkur rasim. Nesinori eit po tas susuokis KFC ir McDonald's. Būt neblogai kažkur škotiškai suvalgyti vietinį. Bus matyti, ar mes ten gausim, ar negausim. Daug žmonių augina avis. Aš dabar galvoju, nu tarkim, čia ir neuždaryta. Iš kur negaun tų avių? Gal ne, šila pasirinkti. Parsivedė pas savisi gardą, turi krūvą. Jeigu mūjų pagauti. Bet jaučiu, kad čia avis greitesnis už tai. Tai iš tikrųjų įdomių avių. Buvau, mačiau jaudų avis, kaip žmonės, žinai, skirtinga būna. Tai jeigu tu esi skirtingas, tai tu įvakščiui atskira, nes baltas avis mačiau vieno krūvo, o jauda visiškai atsiskyrus. Kito veito irgi užmečiau akį, jauda avis, mama su vaku, irgi jaud serioks, irgi atskira žiūr nuo visos bandos. Tai taip pat su žmonėm ir jeigu esi kitoks ir esi atsiskirs. Welcome to Portree, drive safe carefully. Ir ten anų kalbą užrašyt. Anų kalbą būt labiau kažkoks sport. Kažkoks buvo. Kapost. O čia paraška Portree. Kap meds. Nu, čia toks ostėlis. Kartais spalvoti namuką nesimat, čia kažkur pakrantė turėtų būti. Meniu. Quanto Fish and chips. Fish and chips. Shrimp chicken burger. O, užsakom pavalgyti chicken burger ir fish and chips. Kolas pastiprinsim ir važiuosim toliau. Passing place. O, tokie keliukai bus, reikės praleidinėti mašinas iš priekį. Va. Norėčiau, aišku, aplenkti šias vis mašinas, nes aš visiškai nematau jokio vaizdo, jeigu pafilmuoju turėjo ko nors. Labanus mane čia maišos. Gal bandysiu kažką paimti, kokio geresnio veito. Kad ir dabar
prasilenktumėm ir bandyti be šansų. Negi man į tą patį vilktys reikės. Vilktys tai kaip vilktys, čia nesinor greit važiuoti, bet kiek mane, už 8, čia mane aš tų Fordų Galaxy į Sprinterį galiu bet kokią miestą prisifilmauti. Na, o, davai. Biešk baisė tokias keliukas, tuo labiau, kad nežina kel. Čia Vikurams gal pasisokti dešinį ką ir važiuoni Dingstons. Gal aš čia labanam nemaišysiu, gal laba nepyks. Bet aš tikrai nenoriu filmuoti už pakarą. O jeigu pyks, kas man rūp. Tegu aplenkia montrus. Opa, tokia pakeliama, opa. O, vaizdelė. Nu va, keliuką tokie biešk prasidėjai. Ten tai buvo kaip styga visur. Iki portri. Čia va jau į tokių, į daubėlių, į dar visokių tokį. Bus biešk daugiau darbo, važiuojant. Eims meiks, nes jau buvo pradėjęs imt visišką meiks jau. Nu va, kažkaip ten nutarė atsidurti. Vau, keliuką veini vingia, pakeliama gražu. Į mielą, į malonų. Nu tikrai tokių veitų dažnai nepamatysi. Nesuprasti kažkokį peivą ir liktai kaip jau pienas, kaip jau žiūrėks į vis vingiauts. Nespėjau įsijungti kameras, nes nuviršos, biškai geriau matės. Per ton vaštą, va peivų tarp kalnų į vingiaun. Žiaurė gražia. O. Labai negaliu apsukinėtis drąsią. Galiu nepastebėti, kad posūkis parent. O, čia reikia sustoti prie krioklio. Pasižiūrėti. Pils tak. Ten jau ir skor. Metus, 10 metus gal. Nebe tolesam, taigi tai reikėtų pavažiuoti. Bandom mėti viršų. Reikės ten apsigauti, nežinau, tarkim bus aikštelė. Šitai kriokliaus viršus. Ten patėsim bent prie taurins ledas. Pavysim perlėp per krioklį. Gal nebandys perlėpti. Kaip jau tuo.
užsidedam. Štai. Jėda. Ugurtus dastor ding. Ugriau. Nebe. Nu ten buvau prie tų. Man tavo kur žmonės sen. Ai, ten tai ir išsikešęs. Man tik jau praėjom kokius, nežinau, 2-3 kilometrus nusit. Ir da 1000 laiptų. Geras svars, nes jeigu būtų šlaiptai tikra, kad neapsimokėt čia lėpti. Atseit rinkomės kažkokį lengvesnį kelią, bet jau čia galvos toliau. Ant jau matos viršūnį. Bandysim naida iki arčiau droną paleisti. Vaizdas išsakinėti. Turiu tik jau šlapi. Kėrans ir šlapis. Suprakaitavus. Labai karšta. Ir labai padusau. Tai kas nemėgst vakščių tiečką, nelabai apsimokti iki toliai. Geriau iš toliau pasižvalgyti. Nu ir atėjome veidą. Šitą droną pakels. Bandys apskrėsti tom Old Man of Store. Kokie kalna. Šitą davinci ir šalap. Bet UV svaiz be šansai perteikti per kamerą, kaip gyva atrodo. Pilotas jau pakels droną. Aš nemoku. Nu, da, jau dviejų kaip nors pakelsi. Na, žiūrėk, pakelsi, kad skraidyti gali.
Мікрофону 2000 батарейок збалек.
Nu, žodžiu, važiavom, padarėm lonką ant Isle of Skye. Kažkur turėčiau būti pilis, bet turbūt nebėra nos, ten kažkai griaučią mačiau buvau. Žodžiu, keliauju, daug stipriai. Gerai, kad neprakirtau padangos, bet labai nedaug tai trūko. Tai va teik žinių, mausim toliau musėt. Čia ant kelį, raukitės. O, strikt. Geras. Ne, tai, iriuka. Nu ko, važiaunam vakarin pakruojantį dabar. Ir irgi va tokį nustabaus grožio atsiver kalną. Keliuką praktiškai naują išasfaltuot, bet kur ir seniai palikti, tai ir nemaža duobiai tokiai aštri, kad tikrai negali spaust. Keliukas žiaurė siauri. Motociklų su mašina apsilenk, bet mašinų su mašina jau nebe. Todėl ir padaryti va tokiai va, toks kišenėlis. Įvažiuojat, kad praleistų mašinas. O čia va teik akmenų į prigriovį, nu kaln. Nu gal spėsim praleisti, neužmuš, neužkras. Nu, kaip gražia. Žodžiu, graži taškuotai. Dar aišku, važiuosim iš šiaurėn dalį, bet Isle of Skye be proto graži. Kur be pavažiuojus ten gražia. Jeigu ne kriuklė, tai kažkokiai kalna. Jeigu ne kalna, tai dar kažkokie ežeriukai tokiai graži. Užtvankas. Elektrinis buvus. Tai va taip, varom sukam tom visą ratą. Ir bandysim varyti link viešbutį, nes jau dabar ir po 7 vakar, o mes dar turėjom kažkur apie 100, berot 105 mylių galbūt. Ne, gal apie 100 mylių turbūt reikės dar parvažiuoti. Bet 100 mylių, nu tai ne autostrada ir šitą va. Ir tai čia aš jau pergreit leku 45-50 mylių. Nu, tokia keliuka. Ir nenulėks, 100 mylių čia važiuosias 2,5 valandos turbūt, jie nedaugiau da. Ir aišku, ir degalų dar reikės kažkur stoti. Nu, taip, šitą kas per grožis. Labai saulė šveit nematau, akins nusileis. Nu, praleis. O, šitą va toks daubis. Gerai, nebetempam eterį, varom. Nu, tokiai bet įtvarų. Keliuką. Fainu, nu va, kaip tik traktorius pavažiavom, pasitestausim. Parvažiavom, jo. Jau serpantina tokie veži. Kur mes lenksimės. Aišku, praleisim su mums. Šiandien tik pasakiau, bet turėjau. Geras. Lengva valdas gas ant tokio posakį.
atrodo. Sok vairą dar labiau jārēk. Kiek rēk teik sok teik un suksies. Ir nebežinau, kur važiuot. Šiandien atvažiavom, buvo vandens, o grįžtant nebėjo, nuseka. Pagal nežinau, kur čia, pagal ko čia nusenk, bet smarkiai nuseka. Ten važiavom, buvo vandens, o dabar žuolis. Įdomi. Jo, kai važiavau, net gal dar atsiver. Tokie įspūdingi kalnai, Katrai buvo už nugaras. Viens kits kriukliuks. Grįžtam vėl to pačiu keliu. Tik tai, kad tai kalną buvau paliek mums už nugaros, o dabar prieš mūsų akis. Nu, tas viens aukštesnis toks. Tai nemaž. Nu, iš tikrųjų pavargauju šiandien. Akis toks pavargus. Norėtus atrodė gult. Tai manau, kad aš daugiau tų video nebefilmausiu, nes grįžtam to pačiu keliu iki Sky Bridge. Po to nuo Sky Bridge ten bieškį netoli pavažiuosim iki viešbutį. Temperatūra tai pakrenta, pakelst. Perštinis tuos mon vidutinis, bet ganėtinai jau visoka. Nėra šalt kol kas, bet dar važiuoti. Čia adres navigacionetas įreivis. Bet važiuoti dar yra gerą valandą laik. Gal bež daugiau. Po 7:15, po 8, po 9, manau, būsim veito. Tai daugiau nebefilmaus, atsisveikinu šiandien su jums ir susimatom iš ryto kitos dainos, nes jau kitą dainą pradedam kelionę grinant C500 keliu, o šiandien baigam kelionę Isle of Skye. Super salelė. Visiems rekomenduoju, kaip minėjau, nebūtina su motociklu. Galite ir su mašinu, su kemperiu, su lėktuvu, su malūnsparniu, su traukiniu. Su bet ko, peškom, su dviračiu, su riedlent. Kaip galite, taip varykit. Labai rekomenduoju iš tikrųjų. O čia va kempings, galite su riedlent apsistoti, jeigu turi tik tą pasiėmimų kuprėnis, kokį nors palapėnį. Maistį čia pat veidą nusipirksit. O taip, iki rytojaus.